bičiuliai. Šiandien turim kovo 24 dieną. Rytas. Man neįprastai vėlyvas važiuoti į žvejybą, bet esam susitarę su klubioku Mažvydu. Aš jau susikroviau mantą, tiksliau neišsikroviau po vakar. Susiruošiau, užsipilkiau kavą, vaikas darželyje, kas mokyklai, kas darbuose, o aš keliauju, Mažvydai, pas tave į mūsų sutartą žuklės vietą. O kaip tu, ponas? Mažvydense, ar nemiegi? Važiuojam, let's go! Labas rytas, Simonai. Ne, jau kas, bet aš tikrai nemiegu ir aš jau pakeliui. Ir aš labai skubu. Ir aš tave aplenksiu. Nu, paprasčiausiai dėl to, kad man kokiais 150 kilometrų mažiau. Na, bet vis tiek aplenksiu. Kad jau dirbt pradėjo čia pakrantį. O taip tas, nu čia turbūt bus ne karšis pagal darbą. Oho, kur tu varai? Kuoja. Nebloga. Antras metimas. Kojytė. Nu, jau tokia link mamytės. Bet kaip aš sakau, tetulytė dar. Gal daugam čia būtų ir mamka. Bet man tai čia tik tetulytė. Ačiū už emociją, viso gero. Kasgi čia. Žiobris. Nu jo. Nu kol kas 3 metimai, 3 skirtingos žuvys. O koksai. Klumpasnukis. Pasisveikink su visais, sakyk labas rytas. Labas rytas. 3 metimai, 3 skirtingos žuvys. Pugžlys, kuoja ir klumpasnukis žiobaris. Viso gero. Laukia namo bachūras, dešriukas. Varom, po to duosiu tau žodžiu. Pirmina bachūras. Ką, labas rytas, pagaliau jau mes čia, mes ant kranto, abudu, atvažiavom, užsikūrėm, užsimušėm vietą, vargais, negalais, bet mes jau čia, kaip kelionė. Gerai, puikiai, biški fūras maišė, bet svarbiausia saugiai vietai. Mes jau čia, viskas suruošta, patys pasiruošę, labai užsikūrę, gerai nusiteikę. Oras. Nu, prisipažink, kad jau vieną ištraukė. Nu, ten vieną, nes man tik 105 kg arčiau, tai taip ir gavosi. Tai va, ką, sėdam? Pradedam kaifuoti, Aš startinį pasidariau, Mažvis jau žvejojo, vieną ištraukė, neįskaita, atstumas 55, Mažvis arčiau. Dugnas netenkina?
Jo, dugnas visur kietas, tai reikia ieškoti kažkokios anomalijos, kad prie kažko prisirišti, nėra visai minkšto. Ja. Žolytės neša, pagavom kliūną ant valų, ant dugno irgi šiokių tokių niuansų irgi ant kabliuko papuola. Nu reikalų bus, bet lengvų kelių neieškom. Reikia revanšo man už vakar. Davai, darom. Kavą. Nei žvyno. Nei odego. Tie youtuberiai atvažiuoja ir užima visas vietas. Nu, su savo tom kamerom, platformai. Su platformom. Taip. Dedam šulnį. Dedam, kaip vienas žvejys kolega sako, tinginio pavadžius. Čia skirta tiem, kurie žiemą tingi pasirišti. Ir pasitikė kitų surišimo. Pradėjom, aš užsimečiau, mažvis parkuoja, nespėjus man įtempti. Valo. Aš tave, ponas, va taip palieku. Kaifas, kaifas. Kitaip neįvardinti. Turbūt pavasarį, ankstyvą pavasarį. Šiuo atveju. Tos pirmos žuvys yra kažkas to. Tie pirmi kibimai. Kriauklės žiūrėk, ant valo, matai? Tau. Tai. Blogas ženklas. Čia geriau taip nedarytų man. Nu, karšį kurkim dar čia. Tai dar čia. Vėl neįtų. Aha. Bet skaičius. Va. Oi, tai patinka jam jaukas. Oi, tai jam patinka. Labą dieną Lyva. ir viso gero. Ačiū už emocijas. Nu, Antras. Tai mes einam paruot. Ir va, matot, mano skambučiai veikia. Vakar Laurynui paskambinau. Po to karščius pradėjo gaudyti. Dabar jų paskambinau irgi gaudat. Jūs kaip tik laukit mano skambučio, o ne... Čia tik Lauris drovė. Čia tik Lauris drovė. Nuėjo. Ai. Bet užjojo baisiai. Dėja. Gal žiobris, kad taip purto? Nu va, 3 minutės sutiksėjo. Nes ir dzikelio buvo paduota. Oja. Ja? Ne, žiobriukas, sakiau, purto. Pasluks. Žiobriukas, nom. Nu ne to mes čia susirinkom. Yra. Ką? Turiu, yra karštis. Nu va, išlaukiam. Čia konkretiai įskaita. Vyktų. Bus šio sezono rekordas. Pagal čiūkę tai nugi reikia ir tau intrigos ir motivacijos. Kaip biršto neužmotyvuos ir paskui skudurus sutaršys velnias. Gaudyk tikrai. Čia nebus Birštono scenarijus, aš šiandien daug draugiškesnė. Nu, kilk. Nu jau. Nori tu čia labai jau pigiai visko. O tu spausk, o tu nekilk. Opa, oi, įskaitėnis, gražu. Nu toks. Wow. Torpeda. Nu jau gavai oras. Opa. O, jau kutis kaip patinka. Šiandien tavo jauka labai mėgsta. Liuks. O, čia jau gal ir pas mane įskaita. Įskaitėlė. Jau tikrai gražesnis karšiukas galėtų būti. Ne mega, bet... Vat ant slieko nenorėjo prisipaišyti. Matylių uždėjau 2,5 minutės. Pop. O slieką aš Tik mačiau. matylių? Ką? Tik matylių. Daug matylius ir vienas dzikas ant viršų. Paruošiu tokią kombinaciją.
O pirmai lieka, aš uždėjau, aš matau, kad bum, 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 tai žinai viršūnėlė, kad kažkokias gyvybės gal ir yra, bet nenori jisai. Lieka ragauti ir viską. Nu, rodykit. Mano tylu. Piktas irgi pelė, kaip? Pikti, labai pavasarį pikti. Stiprus, blemba, dirba prie kranto, gražu žiūrėti. Pradeda iš šonus važiuoti kaip... Oho. Visi čia prie pat, bet nenori paviršių. Bet mes jį priversim. O. Ui, Matau. ui, lizgina jau šonais. Nu toks, sakykim, standartas. Nu, jeigu tokių 20, tai nesupyks. O, viskas gerai, ranka bus atmušta. Matėlis numuštas. Tikrai skaitėlė. Jau čia įskaitėlė. Pagaliau karšis, kurį galima tokiu ir pavadinti. Jau yra ką paimti už sprandą. Šioks Super. Piesto! O, piesta kai varo. Delfinas. Mažvydo šios dienos radybos. O, ir kaip tik kibimas turbūt, ne? Ką tik buvo kažkas? Nu, neišvažiavo. Nesvarbu. Taip. Radybos. Arbūzo sistema su kabliais karpiniais skirtais žvejoti ant boiliuko su adatėlė. Taip, dar ką mes radom. Mes radom iš karto nesupjaustytą, paruoštą. Turbūt, kad lašinys su kažkokiu česnaku, gal nežinau. Tai va, randi sistemą, randi masalą, sėdi gaudai. Ką liko rast? Žuvį! Meškerę. Meškerę radau rudenį. Ar ne koj? Koj. Koj. Nu, bet visai kažkai. Jau yra ką paimti. Up! Up! Nugi toj paleis. Kojelė. Turim ir aukšlę. Ką? Aha. Žinai, ką padariau? Sausos karamelės daug. Jo. Wow, tai jie tokie reaktyviniai. Reaktyviniai. Reaktyvinis. Nu jo. Gražus karšiuks. O. 20 sekundžių. Na 14. Čia gal ne karšis? Taip labai feina. Ne, Number 3. Nu, ar tai mane? Kaip ar ne? Buvo toks vėl miernas, ne? Bet ne. Ne? Bus čia tas, kur dar sūnose tokius vėriau, tai 5 tem. Nu jo, taip ir atrodo.
trečias. Kol jums rodžiau karšelį, užkibo, kas čia? Kaip jos vadinasi? Dygės, nedygės, dyglės? Dyglė, ar kaip jinai? Manosi, pavas. O pikti, o atsišėrė. Nedideli, bet pikčiurnos. Nedideli, bet dideli pikčiurnos. Aš ką tik buvau toj fazėje, kas parašyta ant mano kepurės. Bet... Aš atradom kelį. Buvom keletą minučių. O raktelis? Nieko, daširimą pasidariau. Ir iš karto 50 sekundžių. Dėjau 15 minučių, net liks nekimo. Pasidariau daširimą, nespėjau nei sekančiai sesijai pakarpyti zikų ir... Įskaita? Šiečia, ne? Nežiūrėkas šitas. Sako, kuo mažesnis, tuo mielesnis. Nu jau nebe. Jau noris didesnė. Skudurus gavęs biškelį. Nu ką, namo, namo. Patinka, patinka. Į Marsą gal šiek tiek panašu. Jo, į Marsą. Žiūrėk. Nu gal įskaita bus. Ir neįskaita. Bet piktas, baisiai piktas. Džiazuoja. Gerai duoda. Liup. Ir sėdė. Bam. Eilinis. Eilinis. Pametė vieną kauną. Jo. Oi, kaip mūsų. Ar galima sakyti, kad revanšas jau paimtas? Jo. Susidėjai su nedraugais. Ne, supranti, karšių siaubo nėra. Tai. O kas yra karšių siaubas? Ernis? Nes jis atvarė toks, man jau patinka, kai jis sėdi dar ant atlošo, rankas sukryžiavęs atėjo, užsimetė, iškart gaudyt pradėjo bičias. Sakykis ant atlošo. Skaita? Ne. Nu, 5, 3. 5, 3. 5, 3, jo. 5 karšelis, 3 skaitėlė, keliauja atgal. Ir 3 minutės dabar sutiksėjo. Mažvydas pumpuoja į skaitėlę. Panašu. Tikimės, kad jis skaitė. Finger cross. Na jau eilinis karšiukas, bet tikėkime gal dydžio neeilinio, bent šiek tiek didės. Jau mums tie su Simonu 600 jau nebetinka. Pirmi dar gerai, bet po to jau mažiau. Reikia sugalvoti, kaip pastambinti, o va čia klausim. Ne, man nekimba 2 minutės jau. Ką daryt, kur čia tokia? Ne? Baisu. Baisu. O kai gauni atsaką per 20 sekundžių? Nu taip, tai jau po 2 minučių jau taip jau liūdna daro.
Aš galvoju atsaką maždaug minutės. Bėgi nuo užmėgimo. Dabar va lygiai 2 su ištraukimu visų tai. Ir vis tiek įskaitim. Nu. Kad ir ką. Ką daryti? Argi, viską. Toks dydis. Sveriamas. Nusveriamas, jo. Rybinis. Ne, nebus 7. Nu, tam. Oi, kaip greit atsakė. 15 sekundžių. Kiek? 15. 15 sekundžių atsakas pavasarį tai yra turbūt apie tai, ką mes svajojam visą žiemą, ar ne? Bet čia mažuliukas. Nu toks ir mažuliukas. Nu va tas. Kasdienė mūsų duona. Taip. 695, taip. Toks vat, ne? Ką? Toks pat ar daugiau? Kaip tau atrodo? Blemba, sunku pasakyti, ne? Atrodo toks pat, bet gal netgi šitas galėtų daugiau turėti. Ir nėra. Pandena, čiučiuką labai. Piktas labiau. Nu, toks. 600. Šitas 600 nebus. Nebus. 5 pem keliauja atgal. O, kažkas. Atkuto. Aha. Ir nuėjo. Ar ne? Man atrodo nuėjo. Kriauklė. Jau bus nupjautas pavadys. Naik. Vėl tik panieko. Yra viena rimtis žuvų. Uždarimo žuvies nebus. Aš nenoriu pūgžlio uždarimo žuvies. Ai, kažkas yra. Galbūt tai uždarimo žuvis. Išverkiai uždarimo karšį. Nu, pabandys. Žiūrėsim, kiek šitas yra nusiteikęs papozuoti iš kameras, nes paskutinis, pavyzdžiui, tai jam pačio taško nutarė atsisveikinti. Ir Man irgi kimba. davė peno ilgam apmąstymui. Tau joja. Ir tau joja. Nu, šiandien situacija įtempta. Dubletas? Dubletas. Ne. Ne? Ai. O galėjo pabaigai dubletas. Ko šiandien pagavom, tai kriauklį. Jėzus, koks kriauklynas. Šiam, pem, 7 metrų nuo kranto. Visur kriauklės juodai. Reisenos didžiulės. Pripjausiam pavadžių. Fidergamų. Nu, sistemų dar tų nei vienos, bet karšiuk. O. Viskai ką. Skaitėlis. Opa. Šios dienos bent jau mano tai tik tišas. Va. Va toks. Paleidžiam savo draugą namo. Va, dar vienas priminimas visiems. Yra toks dalykas, labai paprastas. Šiukšlių maišai.
Hebrytai. Taip daryti galima, tiek gražu. Taip elgiasi tik tie, kurie neturi savigarbos. Arba yra visiški mudakai. Nublemba, kas neturit, parašykit mums, mes nuo klubo padovanosim po ritinėlį. Atvažiavot, faina žvejot, nu ne faina. Susirenkat, išvežat prie namų į kontiką, bupt ir viskas. Chebra, kas čia? Pažiūrėkit, turim kokią gražią gamtą. Kokie gražus krantai, gražus vandens telkinys. Viskas tiesiog fantastiškai ir po to randam tokius. Akciją darom! Gerai, kad yra tokių, kurie bent jau už kitus surinka. Šaunuolis. Jeigu Daugiau taip nedarykit. Kas kartą, tai bus švarios pakrantės ir nieks nesuskūs. Daugiau taip nedarykit, hebrytė, nešiukšninkit. Turim gražią gamtą, saugokim. Ir mylėkim. Tai ką, baigiam su mažvių sesiją žvejybos. Turim be 15 grubiai 5 vakaro. Pats metas namo. Vėsta, buvo smagu be striukių žvejo, dabar saulelė nusileido vėsta. Žvejojom nuo mažvydas anksčiau, aš nuo 11 maždaug. Tai gavosi sportinė sesija, šiek tiek ilgiau. Man reabilitacija po vakar, sakykim, pavyko. Atsivežiau žmogų pagaudyt pagaliau, privaręs į mano karčiokų. Kibimų buvo sočiai, veiksmo sočiai, tai buvo įdomi žvejyba, bet bonusų kažkas, kas perliptų kilogramą, ne. Ne, turbūt va tas gal paskutinis ir buvo didžiausias, toks kilogramas iki kilogramo, bet tikrai šiandien dydžių nebuvo. Praeitą savaitę ir pusantrukas, ir iki 2 tokie, ir tie visi tokie standartai gražesni. Nu šiandien teko tenkintis tokiais po 600 iki 700 gramų pagrindas. Ja, pagal mūsų klubo standartus visi ribiniai. Svėriam 695, 620, 660. Jo, visi tokie iki 700, bet neperlipa tos ribos ir nors tu ką. Bet šiaip pasportavom, buvo ką veik, labai gerai pajudėjom, pamėtėm. Tolimos distancijos, tai taip ir rankelės biškį prisiminėm. 50 ir į viršų. 50, net sakyčiau 3 ir į viršų. Ten taip jo. Toliau, mažiau. Net kimba. Pabaigai atsisveikinimui, dar net ir kimimas. Vienu žodžiu, tikrai geras, net ne pusdienis, jau net visa diena prabėgo. Graži dar viena pavasario diena, žuvinga, tai nesnauskit. Važiuokit ir jūs, gaudykit žuvis aktyvi, žuvies daug. Kimba, va, ir žuvis kimba. Ir kimba, ir čia kimba. Nu tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad laikinat, komentuokit daugiau, nepamirškit užsiprenumeruot kanalo. Subscribe, apačioje mygtukas. Ačiū mūsų rėmėjam žuklės fanai, Humilat, Atora stipriai pasistumėjusi priekį. Daug produkcijos turim, tiek Mažvydas, tiek aš, ypač Eva Tašės, tai... Tašės, restai, visi graibštai, sietai, vienu žodžiu, visi puikiai žinot, kad, kas fideriaujat, be Toros pribambasų sunkokai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, iki kito karto.